Šiandien sveikinamės iš Avas Motors dirbtuvių ir turim jau nudažytą, ruošiamą surinkinėti kėbulą. Tai praėjo kelios dienos nuo pristatymo, kaip padarėme video medžiagą ir apipasakome, kaip atrodys mūsų tas kėbulas. Tai iš esmės dabar norime papasakoti ir parodyti, kaip ruošiame, ką darome ir kaip atrodys įvairūs techniniai sprendimai mūsų automobiliui. Tai eime į garažą ir parodysim, ką gero esame nuveikę. Tai, kaip matot, labas, Vaidai. Tai kaip matom, kėbulas stovi ant mūsų surinkinėjimo ožio, to vadinamo rėmo, kurio etape ir procese dedam, surinkam įvairias kėbulo dalis, kaip vamzdžiai, stabdžiai, važiuoklė, laidai ir daugelis visokių smulkmenų. Tai iš esmės mano pats mėgstamiausias etapas, kaip viskas tiesiog dedas, montuojasi į savo vietas, darosi kažkokie įdomus sprendimai ir taip tai yra pradžia, nuo ko renkasi visas jau sportinis bolidas. Atrodo kol kas viskas tuščia, nieko nėra, bet pagrindinius daiktus mašinoje jau kaip ir turime. Tai kai visada niekas nesikeičia, naudojam IRP priekinį drifto lokitą, naudojam Aurimo Fill Suspension priekinius ir galinius koloiverius ir tai yra M4 stabdžiai. Šitas automobilis, kaip ir visi kiti drifto automobiliai, turės aušinimą gale. Vamzdžiais aliuminiais pagamintais Martino Twisted Smoke aušinimas keliaus iš galo į priekį. Variklis dar kol kas laukia savo eilės, jisai dar stovi užvrapintas ir laukia montuoti įvairias dalis, kaip išmetimo kolektorius, įsiurbimo kolektorius, ir manau, kad šios savaitės gale turėsime jau surinktą variklį ir įdėtą į mašiną. Tai kėbulo spalva ir visas dizainas spalvinimo kaip ir per daug nesikeičia. Šį kartą tik tai kėbulam nusprendėm naudoti viršutinės stojkės juodos spalvos tam, kad nereikėtų bereikalingai jų klijuoti. Ir daugiau tai viskas procese. Turime salone sumontuotą kuro sistemą, radium kuro baką naudojame, sumontuoti jau yra stabdžiai, vairalas, degesinimo sistema ir per 2 dienas sunkes darbo, kaip sakau, padarėme ganėtinai nemažai darbo. Tai dar neturim laidų, laidus gamins Valdas, Kamuto Production. Ir iš esmės visas dalis body kito, visus tvirtinimo elementus viską turime. Tai jeigu gausime greičiau laidus, tai panašu, kad viskas pasistumėtų stipriai į priekį ir automobilis būtų užkurtas per geras 2 savaitės. Tai parodėm visą pagrindą, kurį mes padarėm per keletą dienų. Ir kai turėsim kažką daugiau ir įdomiau, manau, kad greitų metų ir pamatysit. Manau, kad visai ir guta. Taigi, sveikinamės dar kartelį iš mūsų Avas Motors dirbtuvių ir, kaip matom, pirma darbo savaitė prie M2 praėjo tikrai greitai, iš esmės laikas sprogo taip ir turim nemažai padarytų darbų. Kaip matom, jau automobilis yra
nudažytas ir surinktas su bodykitu. Nepilnu bodykitu, neturim dar uždėto priekinio buferio, neturim dar kai kurių smulkmenų, bet iš esmės viskas jau yra, pagrindas uždėtas, surinkti visi tvirtinimo taškai, padaryti vietos buferių, slenksčių sujungimam ir didžiuojuos tą, ką padarėm, viskas atrodo aфиgenai ir iš esmės žiauriai laukiu galutinio rezultato, kai visą tai atrodys ir pats vis einu, vis žiūriu ir matau, kad seilė varva ir iš esmės labiausiai laukiu pirmų testų. Apibendrinant šitą mūsų M2 naują renkamą automobilį, norėčiau truputuką papasakoti ir parodyti, kokių įdomių dalykų padarėme ir pagaminome formuose, berinkdami automobilį. Tai labiausiai, ką akcentavome ir ką norėjau padaryti, galinę panelę, kuri uždengs visus purvą nešančius ratlankius ir padangų likučius einančius į automobilio galinę dalį. Tai iš esmės labai protingai ir ganėtinai gerai sumastėm su galinė juostele, kad uždengti šonus ir turėsime daugiau švaresnio automobilio ir tvarkingesnio viso pačio galo. Antras dalykas, ką padarėme šitame bilde, lygiai taip pat pagaminome tikro ramido posparnius, kurie uždengia visą arką mūsų ir lygiai taip pat nuo padangų likučių mes esame apsaugoti ir viskas tampa švariau. Turim karboninius langus, langų imitacijas, kurias mes padarėme ganėtinai lengvai išimamas. Galima jas ir klijuoti, galima bus ir išsiminėti. Mes nusprendėme padaryti su greitesniu nuėmimu, tam, kad turėtume prieimo įsivalyti automobilio galą. Nes pastebėjau ant M4 ir kitų automobilių, jeigu klijuojam langus, per lankus įlipti į automobilio galą tapo neįmanoma. Turim pagaminę lygiai taip pat ir nuimamus langų rėmus, kurie reiškia vasarą ir karštų metu bus tikra atgaiva ir bus žymiai komfortiškiau važinėti. Negaminame durų kartu su pilnu uždaru rėmu, o darėme taip, kad būtų lengva ir patogu jį nuimti. Dėl grožio elementų pagaminome priekinį bei galinį buferį kartu su karboniniam juostom ir karboniniais spliteriais ir, kaip matote, tai yra vientisas liejinys, tai reiškia buferis turi vientisą masę, kevlaro ir karbono mišinys. Priekyje sumontavom jau važiuoklę, užsidėjome ratus, kaip matom, turime 275 pločio padangas, kurios puikiausiai telpa pilnai arkoje ir turime daug vietos. Su pilnu IRP išsukimu sukasi ir turi vietos veikti ir funkcionuoti. Tai neturime dar priekinio rėmo, kurį gamina Martynas. Gaminsime aliuminio kapoto laikiklį, lygiai taip pat, kuris laikys buferio viršų ir lempų imitacijas. Tai iš esmės ateinančią savaitę turėtume jau gauti galinį rėmą bei priekinį rėmą ir bus galima jau automobilį pilnumoj surinkti su visų bodykitu. Ir taip pat paskutinis, kas beliko, tai sudėti ir surinkti galinę važiuoklę, kurios laukiame dar iš IRP gamintojų. Tai iš esmės per šią savaitę padarėm ganėtinai nemažai darbo ir turime aprinktą saloną bei jau ganėtinai neblogą vaizdą. Tai iš tikrųjų smagu kažką kalbėti, kažką pasakoti apie šitą bildą ir tikiuosi, kad sekančiame filmukėje jau parodysime, kaip jisai stovi ant žemės ir kad galbūt jau net ir mašina pati ir važiuos. Ačiū, kad žiūrit ir susitiksime kitame filmuke.